čia Lina Jankauskienė ir šiandien su jumis sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro. Sveiki visi, su jumis šiandien sveikinasi Kendu pokalbiai Procesų Pro ir aš Lina Jankauskienė šiandien turiu svečią Aistę Jurkuvienę, kuri padės mums pasikalbėti apie rodiklius. Ir noriu tiesiog priminti, kad mūsų Procesų Pro pokalbiuose mes visada su pašnekovais esam nepasiruošę, iš anksto nesusiderinę, ką norim pasakyti ir tiesiog laukiam, kur diskusija mus nuves. Tai Aistė, sveika. Lina, sveiki visi klausytojai. Taip. Aš galvoju, kaip čia dabar Aistė tave pristatyti, tai gal taip paprastai, kad sukaupusi Aistė yra praktikos labai didelę apimtį ir procesų valdymo, ir lyno praktikų, ir rodiklių tame tarpe taip pat, dėl to šiandien mes ir kalbamės, ar nieko nemeluoju, Aistė? Ne, tikrai nemeluoju. Teisybė. Man labai įdomus, smalsu yra išgirsti, kaip atsirado tavo meilė rodikliams, kad jau šitą sritį atėjai praktikuotis. Mano meilė atsirado, turbūt būtent ir keliaujant tuo visų pirma kokybės vadybos keliu ir paskui jau taip į platesnės erdves žengiant į procesų valdymą. Ir kai atradau, kad procesai sunkiai veikia arba neveikia iš vis, jeigu nėra matuojami. Tai taip atsirado tama ir pažintis, sakykime, su rodikliais ir ta meilė, nes aš mačiau didelę prasmę rodikliuose. Tai man meilė visada yra ten, kur yra aiškus rezultatas, aiškus prisidėjimas prie biznio rezultatų. Tai iš to ta meilė ir gimė. Iš vertės pritariu. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu pati bandyčiau šitą klausimą atsakyti, tai aš šiaip esu skaičių žmogus, man labai patinka skaičiai ir matematika ir tikslieji dalykai. Ir dar, kai aš matau, kaip tie skaičiai gerai sustruktūruoja komandose, gal pavadinkim, tai ko mes siekiam, tai ką orientuojamės, ar yra progresas ar nėra, tai ta vertė, apie kurią kalbi, tai taip, gerų rodiklių negali nemylėti, blogų rodiklių irgi negali mylėti. Apie tai, ko gero, šiandien ir pasikalbėsim. Tai mūsų paskutinėme pokalbėje su Jūrate Labeckiene, kai kalbėjom apie kitus procesų valdymo etapus, apie procesų diegimą, apie procesų stebėseną, jau užsiminėm, kad rodikliai yra vienas iš labai puikių būdų dirbti su procesu, valdyti procesą. Tai Aistė, labai yra įdomu ir tavo praktinė patirtis, vis tiek teko turbūt vesti ir organizacijas, ir vadovų komandas per tai, kad nusistatykime procesams ir gal veikloms rodiklius. Kokios yra dažniausios praktinės problemos, su kuriomis teko susidurti, gal kažkaip ir spręsti pavyko jas, tai imam po vieną ir padiskutuojam. Atsiranda tų praktinių problemų iš tiesų. Toks nutinka efektas, kai dauguma jau žmonių pamilsta tos rodiklius, kaip aš pamilau ir kai kiti irgi supranta, kokia galia juose slypi. Ir tada užsiveda ir tų rodiklių reikia tada daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir jų tada prisikaupia reikia, nereikia. Tai čia, sakyčiau, įvardinčiau vieną, iš tokių, kur dabar pastebiu, kuo toliau, tuo daugiau tą problemą to rodiklių kiekio. Išmokstam juos nusistatyti, susimodeliuoti, ir tada visur, kur reikia, kur nereikia. Sakyčiau, tokia laiminga problema, nes kai organizacija ateina, kad jau gal norim tų rodiklių, tai pirma problema būna, kad mūsų veikla nepamatuojama. Ir paskui kažkurioje vietoje, kaip sakė, atsiranda tas hiperentuzijazmas, kad gal per daug jau dabar turi. Bet natūralu, taip ir turi būti. Praktikoje ir pas kitus taip nutinka. Taip, ir tą problemą turbūt, tą rodiklių kiekio dabar dar labiau skatina duomenų kiekis, kai atsiranda visur vis daugiau įvairiausių IT įrankių, sistemų, analitikos galimybių, tai tada tų rodiklių dar išauga ir jau jie tada tampa nevaldomi. Jų turi visi, bet nebelieka tos rutinos tiems rodikliams pasižiūrėti, kas savaitę, kas dieną, jau kas kokią nusistato, bet tiesiog aplimpa visur vėlgi elektroniniai paštai pilni visokių ataskaitų. Ir tai čia dar irgi tokia papildoma problema. Pastebėjai, palietei. Iš tiesų,
rodiklių mes turim turėti tokį kiekį ir organizacijos lygmenį, ir komandų lygmenį, kad sugebėtume jį valdyti. Kiek mes jį sugebėsim valdyti? Nežinau, metodika šiaip, kiek man teko gilintis, taip labai konkrečiai neatsako. Aš visą laiką sakau, kad 10-15 yra ta riba, ties kuria jūs turėtumėt sunerimti, nes jeigu tai yra 30 arba 50, tai yra stipriai daug, kaip komandai, kaip skyriui. Jeigu jūs sugebat kokybiškai dirbti su 20, viskas gerai, nieks netima. Bet va taip ir gerai sakai, kad kai pritrūksta dėmesio valdymui, tai rodikliai patys savaime tos vertės negeneruoja, apie kurią mes pradėjom šitą pokalbį. Yra labai svarbu, kad mes juos valdom. Tai kas, Aiste, tau yra svarbu? Kaip suprast, kad rodiklis yra valdomas? Kad rodiklis valdomas, tai labai aiškiai indikuoja rodiklio reikšmės kitimas. Jeigu ta reikšmė nekinta, arba kartais pagerėja, paskui vėl pagerėja, vėl pablogėja, tai aš sakyčiau, rodiklis nėra valdomas. Ir kai matai ten, nežinau, kaip sakai, 30 tų rodiklių ir ten mirgų, margų, žalia, raudona ir tiesiog jau nebematai, kur fokusuotis, į kurį rodiklį. Tai ir parodo, kad nevaldome tų rodiklių. Todėl aš tai netgi galvoju, tu sakai, Lina, ten 15, aš tai manyčiau, 15 jau yra daug. Aš beje irgi skaičiau, domėjausi ir neradau niekur įvardinta, kad turėkite 5 rodiklius. Tai labai priklauso nuo situacijos, nuo veiklos, bet man atrodo, kad net 15 yra labai daug. Aš gal dar papildysiu truputėlį tavo komentarą, kad taip, rodiklio reikšmė, jinai gali šiek tiek nukreipti mus, ar mes sugebėjom su to rodikliu dirbti ar ne, nes jeigu jį apleidom, tai ten stichiniai procesai tada tiesiog vyksta. Bet net ir labai tikslingai dirbant su rodikliais, kai kuriais, vis tiek yra tas svyravimas, kad yra išorės faktoriai, dėl kurių ir kyla, ir leidžiasi, ir tam tos kaip tvoros, kai kurie sako, piešiasi. Man asmeniškai yra labai svarbu, pagal ką aš suprasčiau, ar rodiklis yra valdomas, aš užduodu paprastą klausimą. Kaip dažnai jūs į jį pasižiūrit ir ką pasižiūrėję darot? Ir jeigu sako, žiūrim kiekvieną savaitę, kai tik matom raudoną, iš karto diskutuojam. Tai viskas, jūs valdot, pliusas jums, galite sėsti 10. O būna, kad sako, tai, kai reikia, tai pasižiūrim. Arba, pasižiūrim, tai sako, kiekvieną savaitę. O kas to daro? Tai nieko nedarom, stebim. Tai ne, tai čia nėra valdymo tada veiksmas. Ir norisi tai pabrėžti, kad jeigu jau atėjom į rodiklių temą ir norim dirbti su rodikliais, tai su jais iš tikrųjų reikia dirbti. Ir tada kokybiškai aptarti, ar 10, 15, ar mažiau, ar daugiau rodiklių jau yra ką veikti, jau išsianalizuoti reikia ir pasiūlymą atsinešti. Labai geras momentas, būčiau irgi paminėjus apie tai, ką mes su tuo darom. Irgi esu mačius tikrai ne vienoj įmonėje ir su pasididžiavimu, kad mes turim rodiklius, bet o kur veiksmai, kur sprendimai, ką jūs darot, jeigu tas rodiklis negerėja. Tai to labai irgi trūksta. Girdžiu labai daug pasiteisinimų, kodėl nerašomi, neregistruojami tie sprendimai. Mes ir taip prisimenam, jeigu jau matom, kad kitą dieną pagerėjo, tai jau žinom, kad kažkas padarė teisingą veiksmą. Daug pasiteisinimų, bet tas labai trukdo tendencingai siekti geresnių rezultatų. Tendencingai, sistemiškai. Tai iš tikrųjų labai pritariu ir mes taip bandom pokalbio pradžiai pavardinti, su kokiamis tikėtina problema mūsų susidūrė ir mūsų klausytojai ir jų atstovaujamos organizacijos. Tai ir rodiklio parinkimas, nustatymas, ir ištestavimas, ir kai per daug pasidaro išmetimas, ir monitoringas, bet tas reguliarus pasižiūrėjimas su sprendimais, visa tai yra tam tikri iššūkiai. Ir, aišku, tam tikros kompetencijos. Tai toliau tęsiant mūsų temą, vis tiek mes labiau kalbėjom apie procesams skirtus rodiklius. Norisi kažkaip grįžti atgal dabar truputėlį ir susijęti su tuo. Gal žinai, pradedam nuo to, kad o kas iš viso yra rodiklis? Ar tau yra tekę atsakinėti šitą klausimą? Mes čia taip išoliavom į problematiką iš karto. Atrodo, turėtų būti toks ganėtinai paprastas atsakymas. Tai yra skaičius. Tai yra reikšmė. Lygiai nuo to skaičius. Na va, iš tiesų. Bet jeigu ypač kalbam apie key performance indicator, kur daugiausiai visi ir vartoja KPIs, mūsų KPIs, tai jau nėra tiesiog skaičius. Tai yra tokia reikšmė, kuri turi iškeltą aiškų tikslą, kuri apibrėžia tam tikrą sritį,
Manau, čia galima būtų paimti SMART apibūdinimą tam skaičiui ir tai labai gerai paaiškina, kas yra tas rodiklis. Tai labai pritariu, aš irgi paprastai su rodikliais kalbu, kad tiesiog tai yra skaičius, nes bent jau viešojo sektoriaus organizacijos dar visai neseniai rodikliais vadindavo tokias reikšmes kaip yra, nėra arba taip ne, kur tiesiog yra žodžiai. Ir aš jas jau tada pakinau, kad skaičius. Pirmas reikalavimas yra skaičius, antra, kad yra kažkas daugiau negu kad darbas yra padarytas, nėra padarytas. Tai yra kažkoks tęstinis matavimas ir labai dažnai mes tada grįžtame tai, kad matyti yra kažkurios veiklos nuolatinis matavimas arba galbūt kažkurio proceso netgi matavimas. Ir tada gali kilti toksai klausimas. Pavyzdžiui, vieną kartą gyvenime mes nusprendėm pamatuoti savo partnerių pasitenkinimą. Ir tas vienas socialinis tyrimas mums sugeneravo, kad 60% partnerių yra patenkinti. O tai čia tada jau rodiklis ar ne rodiklis? Aš tai sakyčiau, kad dar ne rodiklis, tai yra tyrimas, tai yra įžvalgos, tai yra faktas, kurį jūs nustatėt. Ir kai pamatuosit antrą ir trečią kartą, tada jau galės būti kaip rodiklis, nes tęstinumas tam tikras atsiranda. Tai mes tada, kai turim kažkokias vietas, kuriuose norim laikyti tą pulsą ir tas pulsas mums skaičiais pradeda kalbėti apie tai, ką mes čia turim, tai jau dažniausiai yra rodiklio pradžia, jinai gali būti tiesiog duomenys. Duomenys yra faktai apie mūsų veiklą, mes duomenų dažniausiai turim daugiau ir įvairesnių, negu kad mums reikia realiai rodiklių. Ir mes dabar labai kalba viešoje erdvėje apie faktais, duomenimis grįstus sprendimus, tai prašau, atsidarot informacinę sistemą, išsitraukėt praėjusių metų, nežinau, kažką, savo procesus, veiklas, užduotis analizuoti, ten tikėtina yra daug duomenų. Ir kai mes kažkurį duomenų pjūvį pasiimam, stebim nuolat, tai jau pradeda turėti rodiklio požymius ir kaip Aistė gerai pasakei, kiekvienas rodiklis turi siektiną reikšmę. Bet tada, kai mes supratom, kiek turi būti, kiek yra gerai arba kiek yra blogai, čia nelygu koks rodiklis, mes jau tada per rodiklį valdom šitą vietą ir jau pradedam su tuo sistemingai dirbti. Pritariu, kad vienkartinis pamatavimas tai tikrai nieko nereiškia ir panašiai yra ir su darbuotojų įsitraukimo rodikliu. Irgi jeigu padarom apklausą ir pasakom, kad 60% įsitraukusių, tai dar nieko nereiškia, nes ką tai reiškia tas įsitraukęs, kaip mes matuojam, kiek giliai tai įvertinam, tai tikrai labai turi būti aiškiai nustatytas tikslas, ne vienkartiniam pamatavimui, o ilgalaikiam. Ir tada jau galima smulkinti, kaskaduoti žemyn. Tai išsiaiškinom, kas yra rodikliai. Dabar pakalbam apie tai, kokie ta rodikliai mums sukelia praktinę abejonę. Vis tiek aš įsivaizduoju, kad mūsų procesų pokalbius labai nemaža dalis klauso lyno ir kokybės ir procesų specialistai. Ir aišku, kas jiems labai rūpi, tai kaip tuos rodiklius, kuriuos bendrai aš vadinčiau veiklos rodikliais, jie labai visokie būna, kaip juos prisitaikyti procesams valdyti, procesams matuoti. Kaip atsakytum Aistei tokį klausimą? Kaip prisitaikyti? Visų pirma, reikia pereiti labai aiškiai proceso žingsnius, apskritai įsivardinti, kokį čia mes procesą norim pamatuoti, nes dažnai labai skirtingai suprantama, nors ir sako, sakykim, čia pirkimų procesas. Bet kai pradedi kalbėti, tai kas tas jūsų pirkimų procesas? Ir kai pradedi žiūrėti, kur pradžia, kur pabaiga, visi skirtingai supranta. Ar ten į tą pirkimų procesą įeina dėrybos su tiekėjais, ar neįeina. Tai, žodžiu, visų pirma, išsidėlioji pažingsniui procesą patį, o tada jau kiekvienam žingsnyje žiūri, ką būtent reikia stebėti, ką matuoti, norint įsitikinti, ar visas tas procesas veikia taip, kaip mes norim, toks, koks yra lūkestis. Tai sakykime, paimtam pavyzdį apie pirkimų procesą gali būti labai įvairūs matavimai. Jeigu tai ir tiekėjas įtrauktas, tai netgi ir tiekėjo reakcijos greitis gali būti šitam procese, nes tai parodytų, kaip mes gebame dirbti su tiekėju, ar mes tik tai užklausiam ir laukiam, ar vis dėlto paraginam jį būti greitesniais. Tai taip atsiranda skaičiai, matavimas ir taip atsiranda proceso valdymas. Iš tikrųjų, taip ir yra. Aš gal tik tai, jeigu paimam šitą pavyzdį pirkimų, tai turiu pasakyti, kad mažesnėse organizacijose gali būti visas pirkimo procesas
Jeigu yra labai didelė organizacija, gali būti, kad yra pirkimai kaip veikla ir ta veikla yra išdalinta į atskirus procesus. Ten, nežinau, tiekėjo, pavyzdžiui, suradimas, sutarties pasirašymas kažkoks vienas etapas, tada užsakymų teikimas, valdymas kažkoks kitas, tada tiekėjų vertinimas, gal kažkoks trečias procesas. Bet čia jau labiau yra organizacijos to pirkimų proceso specifikos, bet Aiste teisingai sakai, modeliuojam procesą, žiūrim, kokie tai yra žingsniai ir tada tuose žingsniuose tikrinam, kokius duomenis turim, ar čia yra problemos, ar tada tie rodikliai mums čia tinka. Ir gal dar taip labai norisi akcentuoti, kad tas pavyzdys, kur Aiste paminėjai, jisai rodo progreso rodiklius arba proceso stebėsenos rodiklius, grinai taip, kaip mes kalbėjom. Bet jeigu mes pabandytume tą rodiklį suformuoti kaip komandos tikslą, kartais tas tikslas skamba taip labai pritemptai. Tarkim, kaip pardavimų komandose, tai aišku, pardavimų komandos koks pagrindinis tikslas rodiklis, tai visada yra apyvarta, pelnas, kažkiek užsakymų gauti. Dabar įsivaizduokim, kad mes paimam progreso rodiklį, bet tai kiek skambučio šiandien padariau, ieškodamas naujų klientų ir padarom jį tikslu, vadybininko tikslu, gal nežinau, net skyriaus tikslu, kiek mes čia skambučių padarom. Pradeda labai keistai skambėti, įtartinai ir mes dažniausiai taip net ir jaučiam frustraciją, kad kažkas čia yra negerai su tuo. Tai Aiste, kaip pasakytum mūsų klausytojam, kuo iš esmės skiriasi tie rezultato rodikliai, tikslų rodikliai nuo progreso rodikliai? Čia tikriausiai kalbam apie tos leading and lagging, ar ne, Lina, rodiklius. Tai jie skiriasi nuo to, kad rezultato rodikliai tai realiai jau yra pasiekmė. Vat kiek mes padarėm. Mums reikia 10, nu ir mes pasižiūrim, padarėm 8. Vadinasi, kažkur pritrūko tų lagging, tų priežastinių arba proceso rodiklių, kurie padėtų pasiekti tą galutinį rezultatą, tuos 10. Tai tuom jie ir skiriasi ir tuom jie turbūt yra žavingi, kad mes susiduriam ne su pasiekme, bet galim valdyti tą pasiekmę, tą rezultatą. Tikrai taip ir yra. Aš gal dar tokį tada akcentą uždedu, kad mes, kai konstruojam tikslus veiklai, pardavimų komandai, pirkimų komandai, funkcijai, galbūt net visai, arba darbuotojo tikslus, mes tą ir norim užčiuopti pasiekme, nes tai yra tam tikros įdėtos pastangos rezultatas. Tai kiek pardavėm per šiuos metus, kiek išleidom, kiek nupirkom per šiuos metus, kiek sutaupėm bepirkdami galbūt. Aišku, viešojo sektoriaus organizacijos jos truputėlį kitokius rezultatus kuria, bet ten taip pat yra ir klientai, klientų pasitenkinimas, suteiktų paslaugų kiekis arba kokybė. Tai rezultatai skiriasi, bet rezultato rodikliai rodo pasiekmes. Ir tada tie pasiekmių rodikliai, tie atsiliekantis rodikliai, jie labai tinka tikslams konstruoti, nes jie yra didesnės svarbos, ilgesnio laikotarpio. Šiaip aš sąžiningai, jeigu modeliuočiau procesus ar procesų gal net grupę, aš dažniausiai nuo to ir pradėčiau. O tai koks yra pagrindinis tikslas pardavimų komandai, ar pirkimų, ar teisėkūros, ar klientų aptarnavimo. Ir tada, kai mes žinom tą bazinį svarbiausią rodiklį, hierarchijoje rodiklių jie dažniausiai būna aukščiausi, gali būti net ir komandos KPI lygmuo, įmonės KPI lygmuo, organizacijos. Tada atbulinę eigą sukam ir klausim, o kaip mes įdedam pastangas tam, kad sukurtume šitą rezultatą. Ir tada pastangose tie progresinio pobūdžio rodikliai, indikatoriai, jie yra daug paprastesni, primityvesni. Ir taip, kai kurios pardavimų komandos stebi tokį rodiklį, kiek skambučių, kiek pasiūlymų, kokia čia konversija gavosi, kiek pasiūlymų laimėjo, kiek nelaimėjo. Ir savaime nei vienas iš jų nėra rezultatas. Tai yra tiesiog padarėm darbus, pasimatavom, kaip sekėsi tos darbus daryti, bet progreso rodiklius mes nusistatom su viltimi, kad tokiu būdu suvaldysim procesą, o suvaldę procesą pasieksim tą rezultatą. Tai jeigu jūs rezultatų pasiekėt neturėdami proceso ir neturėdami progreso indikatorių, tai jums labai pasisekė. Tai nieko daugiau ir nereiškia, tai kad pasisekė. Ir priešingai su prastu procesu sunkiau yra tą pasiekti. Dar manau, Lina, čia labai svarbu šitoje vietoje paminėti tai, kad modeliuojant proceso, sakykime, rodiklius yra labai svarbu neužsifiksuoti vien ant kokybės, nes yra paskui toks gaunasi sindromas, kad kaip mes žmogų matuojam, taip jis ir dirba. Na ir jeigu mes jam liepsim padaryti,
30 skambučių per tam tikrą laikotarpį, nu tai ir jis padarys, bet kokia iš to kokybė, tai va čia, manau, labai labai svarbu yra nepamiršti ir įdėti šalia kokybinius rodiklius, šalia tų kiekybinių, kad būtų ne vien tik tai kiekis, bet būtų ir geras tas rezultatas, atitikimas standartui, kažkoks tai santykis, sakykime, iš tų 30 skambučių būtinai turi būti dalis sėkmingų skambučių, o ne tik tai, kad paskambinau ir pakalbėjau. Tai va šičia, sakykime, tikriausiai irgi įvardinčiau tokią kaip problemą, nes, nu, ją irgi labai daug kur pastebiu ir nuo to paskui kenčia bendri įmonės rezultatai, kai žmonės užsifokusuoja vien tik ant kiekio. Tai yra labai svarbi vieta, ta Goldroto frazė, jam priskiriama frazė, kad pasakyk, kaip mane matuoji, pasakysiu, kaip aš elgsiuos, nes tai yra ir rodiklių didžiausia stiprybė ir didžiausia silpnybė. Nes jeigu mes paėmėm vieną rodiklį, pasakėm, kad kiekis mums rūpi, mes tikrai patirsim neigiamas pasiekmes. Skambučiai bus bet kokie, nekokybiški, nebūtinai taps pardavimais. O priešingai, jeigu mes tos rodiklius sukomplektuosim, ir Aistė jau paminėjai kelis pavyzdžius, mes galim labai gerą elgesį suformuluoti, kad ir kiekis, ir gera konversija, ir gera kokybė. Ir aš paprastai apie tai kalbėdama sakau, kad mums reikia rodiklių komplekto, tam, kad mes tas atsvaras galėtume sukurti. Ir atsvaras jos labai dažnai yra tokios klasikinis kiekis arba kokybė. Arba greitis, arba kiek kainuos tą padaryti. Gali būti kažkokie kiti kriterijai. Pavyzdžiui, bus greitai, bet ar klientai bus patenkinti. Na, ypač kaip paslaugą teikiam. Ir va tada tuos 3-4 rodiklius, tokius atsvaromis mes sukomplektavę į vieną krūvą, galim suformuoti gerą tą kelių rodiklių komplektą, kuris ir parodys pilną vaizdą. Ne tik ar greitai, bet viskas yra greitai, ir kokybiškai, ir kaštai geri, ir klientas, prašau, patenkintas. Ir šitą dalyką, Aistė, tikrai pritariu. Absoliučiai dauguma organizacijų pražiūri, ir kažkaip nevertina. Ir tie rodikliai tarsi gimsta stichiniu būdu, bet kaip juos taip labai sistemiškai reikia pažiūrėti ir sukomplektuoti, ir pažiūrėti, ar jie teisingą elgesį formuoja. Nu, ne visada pavyksta. Dėl to mes turim ką veikti ir padėti kolegam ir vadovam susiformuoti visą tai. Tikrai taip, čia, manau, tikrai labai svarbus tų žmonių dirbančių organizacijose, procesų specialistais ar efektyvumo specialistais labai svarbus indėlis, nes būtent kai komandos išmoksta pačios nusistatyti tuos rodiklius, viskas labai gerai, tikrai labai šaunu, bet linkėčiau visada visgi dar pasitarti, papildomai pasikonsultuoti su įmonėje dirbančių tos srities specialistų, nes dar kas nutinka, negana to, kad neužtenka to vieno rodiklio, bet jis dar daro neigiamą įtaką sekančiam procesui. Aš gal galėčiau kalbėti daugiau ne iš viešojo sektoriaus, iš kitų įmonių patirties, bet tarkim, vėlgi imant pirkimus, jeigu pirkimams užduodamas tikslas neviršyti biudžeto, na ir žiūrėk, paskui jau gamyba sako, taigi mums pripirko čia kažkokių tai nekokybiškų detalių, tai kaip dabar mums su joms dirbti. Tai labai svarbu suderinti dar ir su sekančiais procesais, kur daroma įtaka. Ir iš tiesų kartais rodikliai dėl to yra pakritikuojami, kad jeigu mes juos taip nuleidžiam labai funkciškai, tai tada gali būti, kad tai kaip pirkimai save mato, to kaip save mato gamyba. Per tikslus, per rodiklius turiu minėti, kad nebūtinai tarpusavy yra suderintos versijos ir tada netgi žalos gali rodikliai padaryti. Aš asmeniškai esu mačiusi tokią organizaciją, kuri beatodairiškai siekdama gamybos efektyvumo rodiklio ir labai aukštą jį turėdama, prigamino į sandėlį produkcijos 3 metam į priekį. Tai galėjau užsidaryti gamybą 3 metus nedirbti, nes būtų buvę ką pardavinėti. Ir matot, kaip atrodo, rodiklis geras, pasiektas, bet kad verslo rezultatai labai nesubalansuotų, mes nenorim to didelio nebalanso. Tai pritaraisti iš tiesų, aš kai žiūriu rodiklius, tai taip visą laiką galvoju, o kieno yra kompetencija organizacijoje kalbėti apie tos rodiklius. Kaip tu, Aiste, atsakytum iš tą klausimą? Kas organizacijoje taip metodiškai turėtų suprasti, kas yra rodiklis, kaip su jais dirbti, kas yra geras rodiklis? Šiaip tai tą turėtų suprasti visi vadovai. Taip, vienareikšmiškai. Visų grandžių, visų lygių vadovai. Be abejo, turi suprasti paskui jau ir patys darbuotojai, bet jie turi suprasti, kaip tą rodiklį, ką jisai reiškia, kaip jį pasiekti. Tačiau
kaip nustatyti, kaip jį sumodeliuoti, kaip suderinti ir kaip tai svarbu suderinti su kitais padaliniais, turi tą kompetenciją turėti patys vadovai. Absoliučiai. Ir aš taip labai dažnai sakau, kad kiekvieno vadovo garbės reikalas 21 amžiuje turėti kompetenciją rodiklių valdymas tiesiog yra privaloma. Bet jeigu organizacija turi tą metodinį padalinį, pavyzdžiui, ar kokybės, ar procesų, ar veiklos vystymo, kartais ten taip pat yra ta kompetencija, bet patariamoji. Niekada niekas už vadovą negali nuspręsti, kokie tie rodikliai bus. Kiekvienos funkcijos atstovas, vadovas, jisai turi mokėti visą tai savo prisitaikyti. Tai jeigu turit, nežinau, kokybės arba procesų žmogų, tai pasitarti, paprašyti patarimo, padėti, taip, galima tikrai. Bet sprendimą vis tiek tiesioginis vadovas turi priimti. Kitas klausimas, kurį irgi labai dažnai išgirstu praktikoje, tai va tokia įdomi situacija susidėlioja, kad procesų specialistai, kokybės specialistai, jie nebūtinai yra traukiami į organizacijos strateginės sesijas. Tai labai priklauso nuo to, kurioje grandyje jie struktūroje organizacijoje yra padėti. Ir jeigu jie tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriui arba vadovui įstaigos, tai labai didelė tikimybė, kad tai pilnavertis strateginės sesijos dalyvis kartu su kitais vadovais, net jeigu pats arba pati nėra vadovas. Ir tada kažkaip ten susintegruoja tarsi tikslai, rodikliai ir procesų tema. Ir bėda yra tada, kai šitas atsakingas specialistas yra kur nors giliau organizacijoje paslėptas ir nebūtinai dalyvauja strateginėse sesijose ir nebūtinai prideda ranką konstruojant organizacijos tikslus ir per rodiklius tame tarpe. Ir kas tada gali atsitikti? Kad tarsi egzistuoja kažkokios dvi atskiros sistemos. Mes organizacijoje turim strateginį planavimą, valdymą ir ten yra strateginiai tikslai. Ir šalia to yra kažkoks procesų karkasas, procesai ir procesų pobūdžio rodikliai. Ir kas tada praktikoje būna labai neaišku, tai kaip čia suprasti, ar yra visiškai suintegruoti du dalykai, ar čia yra atskiros sistemos, kaip valdyti galų gale visą tai. Ar tau, Aiste, teko su tuo susidurti ir ką tu patartum tokiam procesų specialistui, kuris šitą dilemą sprendžia? Procesų specialistui būtų sunku ką patarti. Aš sakyčiau, čia labiau jau reikėtų kalbėti su bene aukščiausio lygio vadovais, koks yra jų lūkestis iš procesų specialisto, nes kaip ir sakai, Lina, tokį pobūdį dirbantys žmonės, jie tikrai turi būti prie aukščiausio lygmens, jeigu norima išpešti iš jų naudos. Tai kas paskui nutinka, tie žmonės tampa nenaudingi, nereikalingi, nes jiegi čia nieko nepadaro. Bet tiesiog jiems nesuteikiama galimybė padaryti. Tai sunku būtų patarti kažką tai patiems procesistams, čia reikėtų kalbėti su vadovais, kaip jie mato. Jeigu tai yra klausimas, kur struktūroje turėtų būti procesų ar kokybės specialistas, aš skaičiau, kuo aukščiau, tuo geriau, tuo didesniam pokyčiui jūs savo atsidaro duris. Bet jeigu jau taip nesustabė, struktūros keisti nenorim, bet kaip tada tuos rodiklius sudėlioti? Ir čia gal aš tą klausimą performuluosiu, kad kartais procesistai sprendžia tokią dilemą. Kaip strateginius tikslus nukaskaduoti procesą? Ir kartais atsakymas yra labai lengvas. Pavyzdžiui, komercinės organizacijos, privati organizacija sako, mes norim, kad mūsų apyvarta būtų, 22 milijonai. Ir kieno tai yra rodiklis? Tai yra tikslo rodiklis, nes mes norim, pavyzdžiui, augti ir turėti tam tikrą finansinę grąžą. Mūsų strategijoje toks yra tikslas, viskas yra gerai. Ir kartu tai yra pardavimų kaip veiklos tikslas ir rodiklis. Ir tada susijungia šitos dvi sistemos tarpusai, nėra prieštaravimo. Ir bėda yra tada, jeigu organizacija yra, pavyzdžiui, didesnė, ir ypač valstybinio viešojo sektoriaus organizacijos, jos strateginius planus ir strateginius tikslus labai dažnai sudarinėja pokyčio srityse. Pavyzdžiui, sako, mums reikia sutvarkyti ant tokią, informacinį kokį nors registrą. Tai ar čia yra mūsų tipinė veikla procesas ir kam jį kaskaduoti? Neaišku, čia vyksta pokytis. Ieškosim dabar, kas atsakingi, kaip tą darysim, kokiais terminais. Ir tada taip ne iki galo aišku. O tai kuriame procese tai galėtų būti tikslas, mes atsakingus dar surandam, bet tai, kad mūsų procesai ten gal yra klientų konsultavimas, koks nors, duomenų suvedimas, sprendimų kažkokių priimimas, iki teisminius ginčius gal mes sprendžiam. Ir va tada tas klausimas labiausiai ir kyla. Tai mano toks atsakymas galėtų būti, kad vis tiek aš pati labai dažnai moderuoju strateginės sesijas. Ir man labai norėtųsi, nustatinėjant tikslus tiek strateginius organizacijos, tiek departamentų, skyrių, komandų,
atsinešti tai, ką mes turim, procesus, procesų rodiklius, rizikas galų gale, kurias mes valdom ir tiesiog paintegruoti tarpusavį, kad nebūtų 5 skyriai, 5 sistemos, kur iš skirtingų pusių, bet labai panašius dalykus sprendžia. Kartais tai aišku yra sudėtinga. Tai tada iš kitos pusės apsukam ir sakau, o jeigu jūs jau procesuose turit rodiklius, tai kartais mes iš to proceso rodiklio galim savo ir tikslą išsikelti. Pavyzdžiui, gal mes esam IT aptarnaujantis padalinys, mūsų viena iš pagrindinių funkcijų yra gauti per helpdesk IT užklausas ir jas greitai išspręsti. Ir mes čia kažkokius pokyčius darysim šiemet. Mes tiesiog norim greičiau išspręsti, kokybiškiau išspręsti, va tokį savo ir tikslą išsikeliam. Ir tada tas mūsų tikslas kažkur ten nukeliauja į strategiją. Ir tai gal nėra kažkoks didelis pokytis, kurį mes darom organizacijos lygmenį, bet mums kaip aptarnaujančiai funkcijai galėtų būti ir toksai tikslas, kuris iš mūsų funkcijos, iš mūsų proceso ateina. Taip, čia gal taip šitą diskusijų labirintą uždarant, tiesiog noriu pasakyti, kad normalu, jeigu organizacijose truputėlį atskirai gyvena strateginis valdymas ir procesai su savo rodikliais, bet kuo jie persidengia, tai irgi yra geras požymis. Bet tų sąsajų aš visai ir paieškočiau, kaip iš procesų išsikelti rodiklius, kurie esant poreikiu galėtų būti ir tikslai. Ir priešingai, jeigu tai nebėra svarbu, grįžti atgal į tiesiog stebėsenos rodiklius. Ir labai paprastas pavyzdys, kurį aš per mokymus dažnai duodu, yra darbuotojų metinės kaitos rodiklis. Absoliučiai visos organizacijos jį stebi, gal labai mažos, ypatingai mažos nestebi. Ir jisai gali būti organizacijos 24 metų strateginis tikslas, jeigu mes turim rimtą problemą su ta darbuotojų kaita ir ten strategiją įsirašom prie top 5 pagrindinių tikslų rodiklių. Ir priešingai jisai gali būti tiesiog personalo skyriaus kažkokia mėnesio metrikėlė, kurią mes pasiskaičiuojam sveikatos dėliai, dėl to, kad ten jokios problematikos mes nematom. Tai rodiklis tas pats, o jo dalyvavimas vienoje arba kitoje sistemoje yra toks migracijos principas. Tai aš turbūt dar pridėčiau, Lina, prie šios temos dar ir tai, kad nereikia bijoti, kad tas pats rodiklis būna keliose padaliniuose, keliose veiklose, nes daug kas sako, tai bet šitas rodiklis yra ten, tai kodėl mes jį turim žiūrėti. Tai to tikrai nereikia bijoti, nes tam pačiam rodikliui gali 2 skirtingi padaliniai daryti įtaką. Tik svarbu suprasti, kuris padalinys kokią įtaką daro. Bet tikrai nereikia to bijoti, jeigu kyla toksai klausimas. Labai ir šitie rodikliai tokie, nesakau bendro organizaciniai, nes gal ten kelios komandos susijungia, bet jie būna labai geri ir labai tokie reikšmingi, nenusismulkinti. Ar turi Aiste pavyzdžių? Tai netgi, kad ir tas pats kaitos rodiklis, kurį tu paminėjai. Aš manau, kad ir dažnai su personalo atstovais padiskutuojam, kad labai svarbu, kad tas rodiklis būtų ne tik personalo vadovo rodiklių lentelėje, o būtent tų padalinių vadovų lentelėse, nes vadovai visgi daro didelę įtaką, kad nebūtų tos darbuotojų kaitos. Tai personalo vadovas panašiai kaip ir mes gali padėti, gali konsultuoti, patarti, bet rodiklis tikrai turi būti vadovo atsakomybei. Tai manau, toks galėtų būti pasidalinti reikia, nes bendra organizacinis tipiškai yra personalo veikloje, bet jeigu yra, didelė darbuotojų kaita gamyboje, tai gamybos vadovo ir tiksluose ir rodikliuose gali būti gamybos darbuotojų kaita, kaip toks specializuotas, truputėlį pasiaurintas, bet taip absoliučiai galima pasidalinti tuo tokiu kaskadavimo būdu. Tai pasakysim klausytam, kas tas kaskadavimas yra. Aš irgi tada turiu kelis pavyzdžius. Jeigu yra toksai rodiklis, nežinau, pavyzdžiui, pardavimai, tai gana dažnai jį galėtų dalintis pardavėjų komanda su marketingo arba rinkodaros komanda, tie, kurie galbūt labiau tas tokias populiarinimo veiklas atlieka. O dabar įsivaizduokime, jeigu yra naujų produktų pardavimai, tai mes dar tada galim 3 padalinį prijungti tie žmonės, kurie kūrė tuos naujus produktus, gal tai yra technologinė komanda, gal produktų vystymo, gal produktistų visa komanda, tada jau 3 padaliniai netgi gali dalintis. Taip tikrai to nereikia bijoti, tai turėtų skatinti bendradarbiavimą tarp šitų 3 komandų siekiant to tokio didesnio rodiklio ir jis jau pagal savo globalumą net ir galėtų būti strateginės reikšmės ir svarbos, ar ne, generuojantis tą mūsų dėmesio tokį. Arba net ir tie patys projektų valdymo rezultatai, projektų vykdymas laiku,
dažniausiai sakom, kad čia nuo projekto vadovo priklauso. Projekto vadovas sako, tai kad mano vykdytojai dirba kitus darbus, visai nenori su manim tame projekte dalyvauti. Vėl tada galim sujungti, kad ir tie padaliniai, kurie yra vykdytojo rolėse, jiems taip pat yra keliamas tų projektų, kur jie dalyvauja įvykimas laiku, arba tų etapų, kur jie dalyvauja įvykimas laiku. Ir mes tada taip galim sugrupuoti pagal teisingą logiką. Tai svarbu yra dalintis pagal tam tikrą principą. Tai, žodžiu, per rodiklius galima formuoti ir gero elgesio. Ir gal tada, Aiste, pabandom tą kaskadavimą išlukštenti. Aš susiduriu, kad ne visi yra girdėję. Lietuvoje labiau pritapęs yra nuleisti terminas. Skiriasi tau jie ir nesiskiria? Nuleisti. Ir man gal taip netekia susidurti. Nuleido tikslus rodiklius. Aha. Tai vat iš tikrųjų ta tema, apie kurią pakalbėjom, yra labai labai jau artima tam kaskadavimui, nes jeigu keli padaliniai stebi vieną rodiklį, tai visgi to negana. Vat kaip ir kalbėjom prieš tai, labai suprasti, kokią ir koks padalinys daro įtaką. Tai jeigu pardavimų rodiklį stebi marketingo skyrius, tai va čia jau turi ir atsirasti tie nukaskaduoti, nuleisti, išskleisti rodikliai. Arba galima juos vadinti ir priežastiniais, kurie daro įtaką tam galutiniam pardavimui ir rezultatui. Tai, o čia jau tada prasideda menas, kaip daryti tą kaskadavimą, bet aš paprastai naudoju ganėtinai tokį paprastą principą. Tiesiog jeigu įmame tą patį pardavimų rodiklį ir kalbam su marketingo skyrium, tai galima užduoti 2 klausimus. Ką jūs padarote, kad būtų pasiektas tas rodiklis, arba atvirkščiai, kokios problemos jums trukdo pasiekti tą rodiklį, tą pasiekminį. Ir tada labai aiškiai atsiranda tie nukaskaduoti rodikliai. Labai išsiskleidžia graži puokštė. Tai galėtų mūsų klausytojai juos ir įsidėmėti, ar ne, ką darote tam, kad pasiektume, arba kas jums trukdo. Ir kai trukdo, tai vis tiek mes imamės veiksmų, to trukdymo būtų mažiau. Man patinka šita vieta. Tai gal taip kaskados ir nuleidimas teoriškai skamba labai panašiai dėl to, kad judėjimas yra iš viršaus į apačią, tik tai, kad tas judėjimo principas truputėlį yra kitoks. Tai kai man dalyviai sako, kad nuleido tikslą arba rodiklį, beveik visada aš girdžiu, kad per prievartą ir mūsų nieko apie tai nepaklausė. Ką tai reiškia, kad jeigu ateina akcininkas ir sako, prašom, 30 milijonų eurų turi būti apyvarta. Ateina tada generalinis, sako komercijos komandai 30 milijonų. Ateina komercijos direktorius, sako, kiekvienas po 10 milijonų. Ir va, nuleidom tikslą. Ir tai, kad niekada savęs nepaklausim, ar čia geras rodiklis, ar po lygiai dalinamės, o gal kažkokia kita proporcija, o gal mes negalim to pasiekti, nežinom, kaip pasiekti. Reikia priemonių, biudžeto nedavėt kažkokią, arba yra problemos, kurių netaip paprastai yra išspręsti. Tai man kaskadavimas yra toksai su demokratijos elementu, kad mes sakom, žiūrėkit, o gal 30, ką galvojam, kas trukdo, kokias galimybės matot, padiskutuojam, bandom susitart, bandom. Ir tada, kai ta demokratija atsiranda, tai atrodo, kad ilgiau tarsi užtrunka, bet kad mes daug ką pagalvojam, ar įmanoma, ko trūksta, ar įsipareigojam dėl viso to. Ir tada yra daug didesnė tikimybė, kad mes norėsim ir galėsim siekti visų šitų rodiklių. Tai man šita tema yra ypatingai svarbi, kad tą suprastų ypač aukščiausios grandies vadovai, ypač strateginio valdymo metu, nes taip išmėtyti rodiklius gali visiškai nesukurti tos geros vadybinės sistemos, apie kurią čia mes turbūt šiandien su Aiste ir norim papasakoti, ar ne? Taip, tikrai. Tai tada aš tą rodiklių nuleidimą suprantu iš tavęs kaip griežtą įpareigojimą siekti tam tikro tikslo, net neįsigilinus, kokius turi apribojimus ta veikla, tas skyrius, tas padalinys, net nesupratus, ar turim galimybės pasiekti tuos rodiklius. Tai čia jau tikrai turi atsirasti bendradarbiavimas tam nuleidimui ir sakykime, gavus ir susitarus dėl tikslo, va tada jau kaskaduoti ir dirbti toliau. Aišku, čia ypatinga įtaka per siektinas reikšmės yra. Ir mes tai, apie ką dabar kalbam, yra strateginio planavimo valdymo procesas, mes apie jį netgi turėsime atskirą pokalbį, bet taip grįžtant į tą sąsają veiklos rodiklių su tuo, ką mes matuojam procesuose, aš pastebiu pastaruoju metu tokią tendenciją, bet atsirandančią, dar nepasakyčiau, kad labai didelė,
kad procesų padalinyje, toj specializuotoj komandai susilieja strateginio valdymo funkcija su procesų funkcija. Ir kartais netgi tie patys procesų specialistai, jie būna pavadinti, nežinau, veiklos efektyvumo vadovas, pavyzdžiui, veiklos vystymo vadovas, ar nežinau, veiklos procesų vadovas. Ir tada ir pamoderuoja strateginės sesijas viduje, ir pasiūlo tikslus rodiklius, ir padeda pasikaskaduoti, susipildyti su komanda, gal pakontroliuoja ir su darbuotojais sukalbėti, ir paskui kažkaip su procesais gražiau susisieja. Man asmeniškai šita tendencija labai patinka, nes jinai tarsi suintegruoja šitas abi funkcijas, apie kurias mes kalbėjom. Na, ir aišku, kad kartais būna labai specializuotos komandos, ypač valstybinėse įmonėse, kur atskiras strategijos departamentas, atskiras ten veiklos valdymo, nors, kur labai pasimeta tos funkcijos tarpusavį. Tai aš norėčiau, kad sąsajų atsirastų ir kad tas skirtumas nebūtų toksai labai griežtas. Kokį dar dažnai sulaukiu klausimą iš procesistų? Tai jeigu mes pasiėmėm kažkokį konkretų procesą, nežinau, tarkim, tą patį pavyzdžiui, pirkimų procesas pas mus yra. Dabar kiek ir kokių rodiklių čia nusistatyti, prie ko aš turėčiau privesti vadovus procesų valdymo prasme? Ar teko tau, Aiste, šitą klausimą atsakinėti? Taip konkrečiai apie tą kiekį, turbūt jau kaip aptariam pradžioj, nėra to nustatyto rodiklių kiekio, tačiau visgi, jeigu jau turim strategiją, turim strateginius tikslus, tai tų key performance indicators, tokių rodiklių turi būti tikrai vienam padalinyje 2-3. Aš apribočiau iki tiek. O toliau procesiniai rodikliai, jų gali atsirasti ir daugiau, bet va čia svarbu nepamesti fokuso ir nepradėti matuoti visų, o matuoti tuos, kur proceso tobulinimas prisidėtų prie strategijos, prie strateginių tikslų įgyvendinimo. Nes jeigu pradedam matuoti visus procesus ir visus patobulinimus, tai tada daug padarom ir tokių nice to have dalykų, bet nebūtinai susisiejančių su strategija. Tai mano būtų toks vienareikšmiškas patarimas įsivertinti, ar tai siejasi su pagrindiniais įmonės strateginiais tikslais. Ir jau tada spręsti, ar dėti tą rodiklį ar ne. Ir gali būti, kad įmonės strateginiuose tiksluose net nėra pirkimų funkcijos kažkokio ypatingo tikslo, bet tiesiog jūs patys savo pasakot, kad nupirkti laiku arba ten sutaupimai kažkokie prisideda prie to tikslo, kuris yra įmonės lygmenį. Bet šiaip tikrai pritariu, kad veiklai arba procesui 3-4 key performance indicatorių dažniausiai užtenka kaip tų tokių tikslų rodiklių, kartais ir tiek, tiesą sakant, nereikia. Bet jeigu skyrius turi labai daug funkcijų, tai nežinau, strateginiai pirkimai, paprasti pirkimai, užsakymų valdymas, tiekėjų vertinimas, tai kiekvienam iš jų po 3-4 sunešėt, žiūrėkit, jau ir gaunasi kažkiek 14 tų tokių svarbiųjų rodiklių. Aistės, gal dar vieną akcentą taip uždėsiu, ką dažnai pastebiu, kad organizacijos komandos sako, Lina, mes turim 300 KPI. Ir tas sakau, taip negali būti. Jeigu yra 300 rodiklių, tai ten, nežinau, 5 arba 10 iš jų yra svarbus, kiti yra antriniai, o kiti yra smulkios metrikėlės, nice to have, kodėl jūs iš vis tai stebit ir gaištat laiką. Bet čia yra labai svarbu suvesti tam tikrą rodiklių hierarchiją. Ir labai teisingai tu ir paminėjai, kad procese mes galim tiek visko daug stebėti, kiek šiaip nereikia. Ir aš eidama tais proceso žingsniais užduočiau klausimą, ar čia yra kokia nors problema, ar tai yra iššūkis, ar jūs tą padarot lengvai, paprastai iš pirmo karto yra, praleidžiam viskas. Nesvarbu, kad ten yra geri duomenys ir geri rodikliai, galėtų būti, bet jeigu ten nėra kažkokios problematikos, kur yra svarbu laikyti pulsą, tai tada mes iš to rodiklio tiesiog neturėsim niekada naudos. Ir čia irgi yra tokia vieta, kur ypač viešos sektoriaus organizacijų komandos vadovai labai stresuoja. Tai kaip mes kalbėsim apie rodiklį, kuris yra blogas, tai nežinau, viešųjų pirkimų skyrius gauna pretenzijų iš tiekėjų. Taip sakau, taip ir kalbėsi, tai reikia spręsti, reikia pasiūlymus teikti, nereikia problemų slėpti. Ir tai ne visada yra labai lengva priimti, kad mano rodiklis yra raudonas. Ir darbuotojai kartais stresuoja, ir vadovai kartais stresuoja. Mūsų kultūrai dar mums sunku pripažinti, kad ta problema tai nėra tavo asmeninė problema, tai dažniausiai yra sistemos trūkumas, standartų nebuvimas, taisyklių nebuvimas, bet ne tavo asmeninė problema.
Tai šitą dar tikrai reikia mums labai visiems kultūriškai ugdytis ir suprasti ir nebijoti eskaluoti ir dirbti su tuo, ieškoti galimybių keisti situaciją. Tik sakyk. Procesinius rodiklius, tai vat irgi manau, kad labai naudinga karts nuo karto prasišluoti, prasitikrinti ir nepamiršti, kad nebūtina laikyti to rodiklio, jeigu jisai jau nebeaktualus. Jį galim įsivesti, gal kartais užtenka ir 2 mėnesių laikotarpiui. Jeigu jau mes matom, kad situacija susitvarkė ir ačiū, viskas, dirbam toliau. Absoliučiai. Ir čia yra ta įdomi vieta, kad jeigu mes kalbam apie pasiekmių rodiklius, rezultatų rodiklius, tie, kurie dažniausiai nukeliauja į tikslus, jų taip greit nepakaitaliuosi, nes jie ilgą laiką kaupi rezultatą, tą rezultatą sunku yra pagerinti, o procesinio pobūdžio rodikliai, tai greičiausiai, kurį aš esu mačiusi, kad komanda įsivedė, susitvarkė ir pasidarė nuobodu, buvo savaitę laiko. Kasdienis rodiklis po 5 dienų tapo beviltiškas, viskas, dar savaitę pažiūrėjo ir išmetė. Ir tai yra gerai, progresinio pobūdžio rodikliai, kai jie yra ties elgesiu, kurį norim suformuoti, ties problema, kurią norim išspręsti, jie turi tą dinamiką, atsibodo, padėjom, pasiėmėm kažkokį kitą. Ir vėl, aš pastebiu, kad veiklų funkcijų vadovai dažnai įsivaizduoja, kad ne, jau rodikliai, tai tie, kur iškalta akmenį, kur pasidarėm Power BI-aus ataskaitą, dabar amžinai turėsim juos žiūrėti. Nu, ne, nėra tokio dalyko. Ir atitinkamai tada pasirinkimas paprasto įrankio, pavyzdžiui, Excelio, labai padeda tą dinamiką lengvai įgyvendinti. Bet čia yra tam tikras, aš manau, raštingumas darbo su rodikliais. Bet grįžtant prie tų raudonų rodiklių, tai aš manau, kad taip, tai yra organizacijos kultūroje tam tikri nusistovėję dalykai, kuriuos rodikliai gali paaštrinti. Ir kas atsitinka, jeigu mes labai norėsim darbuotojus prispausti su tais rodikliais. Ne? Sakom, Lina, čia tavo asmeninis, vos net tu, jeigu neįgyvendinai, tai tu kaltasi. Tai darbuotojai, jie pirmą blogai jaučiasi, antrą krenta įsitraukimas, trečia, jie gali pradėti slėpti dalykus. Ir aš savo praktikoje esu mačiusi, kai darbuotojas ateina ir sako, 0 skundų iš klientų, nors yra 2 skundai, kuriuos jisai slapta sprendžia ir siūlo, ten aš tau nuolaidėlę padarysiu, ir rodiklis geras, o elgesys netinkamas. Tai dėl to yra labai svarbu, traukiant komandas į rodiklių stebėseną, turėti tam tikrą darbinį saugumą, kuriame būtų galima pasakyti, žiūrėkit, 2 klientai barasi, pyksta, situacija yra tokia, siūlau tą ir mes apie tai galim normaliai diskutuoti. Ar tau Aisti teko su tuo susidurti, kad slėptų darbuotojai? Panašiai, arba slepia, arba manipuliuoja, pritempinėja, įvardina visai kitas priežastis negu tikrosios. Nu, bet kaip tikriausiai daug kur yla išlenda iš maišo. Nu, vis tiek kažkur tai paskui pamatai ir tos skundus ar kitus dalykus. Jie tikrai išlenda kitam procese. Tai aš galvoju, vat, nuo ko čia priklauso. Tai manau nuo 2 dalykų. Tai priklauso nuo to, ką jau ir kalbėjom pradžioje, kad kaip matuosim, taip žmogus ir dirbs. Tai įtakoja. Ir kitas dalykas, tai vėlgi vadovas, kurio vaidmuo yra be galo svarbus kaip lyderio, kad jis gebėtų tą žmogų išgirsti, kad gebėtų nesukritikuoti, neapkaltinti, bet ieškoti galimybių tai ką daryti su tais skundais, o neapkaltinti žmogaus. Tai manyčiau 2 tokie kertiniai aspektai. Taip, ir aš kartais netgi sakau, vadom, ne rodikliai blogai, bet kad jūs nemokėjote dirbti su jais, yra netikusi praktika. Man atrodo, kad viena iš frazių, kurią šiaip palinkėčiau procesų specialistams savo arsenale turėti visą laiką prieš akis, kad matuojam ne žmogų, matuojam veiklą, matuojam procesą. Ir jeigu aš atstovauju klientų skundus, tai aš ir esu atstovas šito klausimą ir turiu kiek įmanoma objektyviau pakomentuoti. Net jeigu mano veiksmai sukėlė tas nusiskundimus, kaip ir teisingai Aistė pastebėjo, mes dažnai esam kontekste įvykių, procesų, skaitmenizavimo. Ir labai įdomu, kokia yra tavo patirtis, vis tiek dirbai nemažai su kokybės sistemom. Aš dažnai vesdama kokybės mokymus organizacijai sakau, kokią dalį netitikčių jūs nurašot, taip kabutėse, ant žmogiškosios priežasties? Ar teko tau su šituo atsakymu turėti ką nors bendrą? Jo, aš esu tokia skaičių statistika ir dažnai ją irgi ar per mokymus, ar šiaip žmonėm komunikuoju, kad
yra 15% žmogiškų klaidų, o 85% yra sistemos, taisyklės ir visi kiti dalykai. Būna taip? Realybėj? Taip. Žinok, manyčiau, kad taip, bet vat, čia turbūt momentas yra tas, kad ne visi supranta, kas yra sisteminės klaidos ir su kuo dažniausiai man tenka susidurti. Tai vis tiek įvardinam, tai žinok, čia žmogiška klaida. Čia žinok, buvo žmogiška klaida. Ten, sakykime, gamyboj. Ne tiek detalę, ne tokio ilgio pagamino. Tai čia žinok, žmogiška klaida. O pradedi analizuoti, ne žmogiška. Brėžiniai buvo netokie, ar ten staklės netaip sureguliuotos. Tai, žinai, sakyčiau, tas santykis 15-85 man yra pasiteisinęs. Gal tu žinai kitokį? Tai reiškia, dirbai su labai gerom organizacijom. Apie tą 15% tai Demingas yra kalbėjęs, kad 15% gal ir yra dėl žmogiškosios priežasties. Kitos problemos kyla, neatitiktis kyla iš sistemos. Ir kai mes sakom sistemos, tai tas ir yra, kad nesupažindinom žmogaus, nepakontroliavom, jisai neturėjo pavyzdžio, jisai netaip suprato brėžinį, jisai kreipėsi, nieks neatsiliepė pas mus kokybės skyriui. Ir kontekstas yra milžiniškas. Ir tada, aišku, kad jeigu mes taip lengvai nurašom, kad žmogus kaltas yra, tai tada mes niekada nepasikapstom giliau, kad tai mes kaip darbdaviai, kaip procesistai, kaip vadovai, ne viską padarėm, kad tas žmogus galėtų kokybiškai iš pirmo karto atlikti savo darbą, savo funkciją, savo gaminį. Ir aš sakau, jūs ką netikit, vadovai juokiasi, nes man tai teko konsultuoti organizacijos, kurios, pavyzdžiui, 60% netitikčių pabaigia, kad čia žmogiška priežastis. Ir aš sakau, taip, aš jau beveik matau, kaip jūsų gamybos operatorius, koks nors dėdė Jonas atsikelia ryte ir sako, aš būsiu blogas, šiandien gaminsiu broką, darysiu klaidų, dienelė bus, juokiasi. Tai reiškia, ne taip viskas yra. Mes ateitam su geriausiam intencijom ir nesigauna, nes brėžiniai, nes klaidos, nes planavimas, nes netaip patari ir taip toliau. Tai šitą vietą aš sakyčiau, kad yra labai svarbi ir ją supratus, taip kultūriškai mes žiūrėdami tą raudoną rodiklį, netiek stipriai matom tą žmogų, kuris yra atstovas to rodiklio, kiek labiau bandom suprasti priežastis, o veiksmai, kokios galimybės gal galėtų būti. Tai aišku, kad kartais rodikliuose mes esam šeimininko rolėje, atstovaujam, pavyzdžiui, darbuotojų kaitos rodiklį, o kartais mes esam tos funkcijos vykdytojas, kur jeigu aš nebūčiau padaręs klaidos, tai gal ir nebūtų tas rodiklis raudonas. Bet vis tiek tai yra normali situacija, kai žmonės dirba, kartais tų klaidų ir būna. Tai labai yra svarbu, ką mes paskui darysim su tais rodikliais. Taip. Gerai, ką mes čia dar turim savo programą? Aha, Aiste, kur ieškoti gerų rodiklių? Šitą dažnai gaunu pati klausimą ir dažnai pati pasakau, kur jų galima rasti. Koks nors vadovas nusprendė, kad komanda turės rodiklių, galvoja, nesugalvoja. Tai nusprendžia, kad mūsų veikla nepamatuojama. Kur ieškoti gero rodiklio? Jo, man įdomu šitas klausimas, kažkaip net netekę susidurti, kad galvoja, nesugalvoja. Nebent tai yra tokios veiklos, kur, taip labai nedrąsiai įvardinsiu, bet yra nepamatuojamos. Tai yra kūrybinės kažkokios tai veiklos. Bet kitose, kur ieškoti tų rodiklių? Procesuose, problemuose, man tai atrodo ganėtinai taip paprasta ir akivaizdu, bet aišku svarbu suburti komandą ir užvesti ant kelio. Kaip suprasti, kas tas yra procesas, kur pamatyti tuos skaičius ir tiesiog praeinant nuo pat pradžių apie supratimą, kas yra rodiklis. Ir kokios naudos tikėtis iš rodiklio, kai jau jį matuosim. Taip, ir kokios naudos tikėtis. Tai surasti tų rodiklių tikrai nėra sudėtinga, ypač tokiose operacinėse veiklose. Taip, iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad komercinės organizacijos yra lengviau pamatuoti tik tai dėl vienos priežasties, kad jos yra įpratusios tą daryti. Ir yra tipiniai pardaviminiai rodikliai, ten pirkiminiai rodikliai, sandėlio rodikliai, klientų aptarnavimo, IT palaikymo, tiesiog paguglinat iš karto sąrašas, ką galima matuoti. Ir kai man vadovai sako, kad mūsų veikla nepamatuojama, aš taip kartais įtariu, kad ieškojau, bandžiau prisitaikyti, bet netiko mums šitas rodiklis. Ir tada aš kartais su jais diskutuoju apie tai, o tai ko jūs norite iš to gero rodiklio?
Sako, tai kad nieko nerodė. Gali būti, kad nerodė. Tai yra realybė iš tikrųjų, nes mūsų duomenys netvarkingi, mes tikslą kažkokį keistą išsikėlėm. Gal mes šitos problemos neturim, kurią tas rodiklis matuoja. Gal, pavyzdžiui, mes greit padarom, tai kam tą greitį dar kartą matuoti, tam, kad žinotume, kad greit padarom, ką ir šiaip žinojom. Tai tada taip reikia labai pabalansuoti, kokie rodikliai, kokiems lūkesčiams mūsų yra skirti. Ir jeigu tai yra tikrai nežinojimo problema, ką aš pripažįstu, realiai būna. Jeigu vadovas neturi patirties dirbant su rodikliais, pirmo rodiklių komplektą susidėlioti yra iššūkis. Aš sakau, googlinkit, pasaulyje yra 40 000 rodiklių, kažką tikrai savo prisitaikysit, išrinkit 20, pusę atkris, tikrai. Nu, vat ir liksit su kažkokiu komplektu, pažiūrėsit, kurie geriausi tikslai išsikelsit. Mes turim tą priimti, kad yra tam tikra evoliucija beieškant tų rodiklių. Aš taip pat esu bandžiusi pakalbinti ChatGPT apie rodiklius. Uždaviau tokį klausimą. Mielas ChatGPT, nu mes jau kai bendraujam, pasiūlyk, sakau, 5 tikslus, kur rodikliai galėtų būti procesų valdymo specialistui. Ir visus labai neblogus pasiūlė, tiesą sakant. Tokie man tikrai patiko. Tai kitų funkcijų nebandžiau, bet visai būtų galima paieškoti. Tikrai taip, dabar tiek yra galingų mechanizmų ir Google, ir KPI bibliotekos ir ChatGPT, kur tikrai galim rasti tos pagalbos. Bet aš galvoju, gali būti dar vienas momentas, kodėl žmonės taip sako, kad mūsų veikla nepamatuojama arba mes matuojam, bet nieko mums nerodo. Tai gali būti dėl to, kad aukštesnis vadovas nekelia jokio tikslo. Taip. Jeigu jam yra gerai taip, kaip tas skyrius dirba, nu tai kam jiems kažką tai matuoti? Tai, manau, tai gali būti viena iš priežasčių, dėl ko įvardinama, kad mūsų veikla tai nepamatuojama. Šiaip turbūt bet kurioje veikloje galima atrasti, ką matuoti, tik turbūt va čia svarbu kartais neprisidaryti žalos su tuo matavimu. Man yra tekę, sakykime, su teisės skyriais bendrauti, kur čia turbūt aktualu ir viešajam sektoriui, bet kuriam sektoriui, ir tu pati turbūt, Lina, galėtum paantrinti. Ten tikrai yra niuansų ir reikia būti labai atsargiam, keliant tikslus ir nustatinėjant rodiklius, nes pasekmės paskui gali būti gal truputį ir nelabai malonios. Tai aš manau, kad bet kuria veikla mes galim tą efektą sukelti, nes rodiklis formuoja elgesį ir jeigu mes nepagalvojom, jisai suformuoja tą elgesį, kokio mes nesitikėjom arba sukėlė tas pasekmes, kurių mes nenumatėm. Tai šitą labai akcentuoju, tai yra tikrai svarbi vieta. Ir Aiste paminėjai net keletą dalykų. Tai aš gal taip pasakyčiau, kad iš tiesų yra veiklos, kurios yra labai lengvai pamatuojamas, yra veiklos, kurios šiek tiek komplikuočiau yra pamatuoti. Ir aš taip visą laiką per mokymus sakau, kad viską galima pamatuoti, viską, taškas, vienareikšmiškai. Bet ką jūs darysit po to, kai pamatuosit? Ir turi būti geras atsakymas. Nes jeigu pas jūs yra vargšas vienas teisininkas, kuris ten turi darbų tiek ir kažkokios didelės problemos nematot, tai ką tada jūs su tuo pamatavimu darysit? Tikslą jam norit asmeninį iškelti, pokytį kažkokį norit padaryti. Gerai, tai yra geri lūkesčiai. O jeigu to nėra, taigi niekas niekada rodiklių sistemoje nepasakė, kad visos funkcijos privalo būti matuojamos 4 rodikliais. Nėra tokios taisyklės, čia yra rekomendacija. Ir priešingai, jeigu esat valstybinė įmonė ir turi 12 žmonių teisininkų komandą, jums jau reikia rodiklių teisininkam, dėl to, kad yra ir specializacijos, ir greičiai, ir skirtingos kompetencijos, ir tikslus galima skirtingai suprasti. Ten jau yra daug didesnė nauda ir daug didesnis poreikis pasimatuoti. Tai teisininkų veiklos yra kuo puikiausiai matuojamos rodikliais ir yra galima pasiieškoti ir pasidėlioti savo, bet čia yra labai svarbi vieta, tai smagu, Aiste, kad paminėjai, koks yra lūkestis tai komandai, kuri tarsi rodiklių ieško, bet šiaip tai tikslus reiktų nusistatyti. Ir man yra tekę kalbėti su vienu vadovu, kuris sako, Lina, iškelkite teisininkam tikslus, nes aš nesuprantu, ką jie daro. Sakau, ką jūs norit, kad jie darytų? Ir tada yra bėda, nes jeigu aš neturiu lūkesčio, tai bet koks rodiklis yra blogas rodiklis, nes jis formalus. Ir jeigu vadovas sako, aš noriu, kad teisininkai užtikrintų teisinę atitikti. Sakau, tai gerai, tai tada rodiklis yra 0 skundų iš kontroliuojančių įstaigų, arba 0 eurų, arba kažkokie kiti. Arba aš noriu, kad valdytų rizikas. Tai gerai, tada skaičiuojam, kiek rizikų, kaip suvaldėm, koks ten tas rizikos balas tapo. O jeigu sakote, aš noriu, kad mūsų teisininkai pagaliau atsidarytų duris ir bendrautų su kolegom, tai tada vėl vidinio kliento pasitenkinimas, greitis, kokybė ir kiti dalykai. Tai visa tai yra kuo puikiausiai konstruojama, teisinė veikla nėra nepamatuojama, tik čia tą papildomą pratimą reikia padaryti. Tai labai dažnai viešo sektoriaus organizacijos man šitą sako, kad mūsų veikla nepamatuojama,
bet aš taip išverščiau, kad neturim įpročio matuoti, nesuradom tų veikiančių gerų rodiklių, dėl to užstrigom ir nebeskiriam to papildomą dėmesio. Tai savaime nėra nepamatuojamos veiklos. Dar kita vieta, kur Aistė irgi palėtė, tai noriu padiskutuoti. Jeigu yra maža organizacija, nežinau, 20 žmonių, va toks startupas, reikia jiems rodiklių ar nereikia? Geras klausimas. Šiaip manyčiau, kad reikia. Nes nors ir 20 žmonių, aišku, toks turbūt ratelis nedidelis, bet jeigu turi kažkokius tai užsibrėžtus tikslus, o startuoliai dažniausiai turi turėti labai aiškius milestones, iki kada ką padaryti, tai tikrai drąsiai gali turėti tos rodiklius. Absoliučiai. Aš tai irgi taip nesakyčiau, kad yra kažkoks slengstis, ties kuriuo rodiklių visiškai nereikia nei vieno. Mažiausia organizacija, kuriai aš esu padėjusi susidėlioti rodiklius, buvo 3 žmonių organizacija. Ir jie taip strateginės sesijos metu nusimatė 5 rodikliai, važiuojam ir dirbam. Ir viskas gerai, nes tai labai sustruktūruoja, ko mes siekiam, kokie yra tikslai per strategiją, per galbūt funkcijų tam tikrą išpildymą. Bet kokia yra Lietuvos organizacijų realybė, kad iki maždaug 40 žmonių dydžio komandose tų rodiklių būna mažiau, paprastesnių, jie dažnai yra finansiniai, jeigu yra privati organizacija. Nes kiek uždirbam, koks buvo pelnas, ar ne, kokia apyvarta, koks pelnas, ten gal dar vieną kitą rodiklį. Ir kuo yra didesnė komanda, tuo daugiau ir smulkesnių rodiklių reikia. Ir bėda yra tada, kai organizacija taip ne iki galo supranta, kokio mes dydžio esam, vaikystėje, paauglystėje ir jau visiškai brandoji, ir pradeda kopijuoti nuo kitų organizacijų. Tai įsivaizduoju, kad vienoje pusėje mes turim 20 žmonių startupą, kitoje pusėje mes turim ten kokią, nežinau, ESO su 1000 turbūt darbuotojų. Tai nepaisant to, kad gal kažkurios veiklos atsikartojančios, jų rodiklių poreikiai yra visiškai skirtingi, milžiniškas atotrukis yra. Ir nereikia imti kopijuoti nuo tų, kurie yra kitokie dydžių, veiklos specifiškumu, regionais, klientų tipais ir taip toliau. Kartais mažai rodiklių ir yra tai, ko mums reikia. Jeigu užauksim iki 1000 darbuotojų, kitų rodiklių mums tai reikės. Tai taip veiklos valdymas rodikliais yra įmanomas bet kuriam etape, tai visiškai įsivaizduoju, kad tiesiog svarbu yra savo imti ir prisitaikyti. Taip, ir čia iš tikrųjų paminėjai labai gerą momentą, kad nekopijuoti. Taip, tikrai yra klasikiniai rodikliai, kuriuos bene visas pasaulis matuoja, visos įmonės, ar pagal sektorius, pagal sritis yra ta klasika, bet visgi to negana. Vis tiek reikia įsivertinti savo procesus, savo specifiką ir tos rodiklius adaptuoti savo ar papildyti kitais reikiamais rodikliais. Tai čia, sakyčiau, labai svarbus momentas, nekopijuoti. Jeigu kopijuojat rodiklius ir lyginatės tarpusavį, tai paklauskit ne tik rodiklio, bet ir kaip suskaičiuota. Man yra tekę būti liudininkė tokios labai kuriozinės situacijos, kai 2 biudžetinės įstaigos dalinasi patirtim ir viena sako, pas mus darbuotojų metinė kaita yra 15%, kita sako, pas mus 30%. Ir tada sakom, tai ką jūs darot, kad pas jūs tokia gera, o tai kas jums nutiko, kad pas jūs tokia bloga? Ir skamba vienodai, darbuotojų metinė kaita. Paaiškėja, kad skaičiuoja skirtingais būdais, situacija praktiškai identiška. Matot, kaip skamba, kad kažkas labai sunkiai čia dirba, kažkam labai gerai sekasi. Tai labai atsargiai, jeigu kopijuokit viską, ne tik tai pavadinimą rodiklį. Jo, o apie tą skaičiavimą, tai iš tikrųjų irgi, manau, čia galėtumėm dar išsiplėsti, nes irgi, man yra tekę labai daug ir susidurti daugelį įmonių, daugelį sričių, tai rodiklio formulė, komplikuotumas tos formulės. Ir, va čia va jau to smart nebuvimas ir, ar tiesiog paties skaičiavimo, tai čia turbūt irgi klausytojams reikia labai stipriai paakcentuoti, kaip yra svarbu tą rodiklį labai aiškiai apsirašyti, įsivardinti formulę, kas įeina į tą formulę, kad visi vienodai suprastų, nes vėliau atsiranda tiek daug interpretacijų ir paskui rodiklis nors ir tas pats, kaip kalbėjom, kad galima tą patį rodiklį keliuose skyriuose matuoti, o to ateini skaičius visiškai kitoks. Ir paaiškėja, kad visiškai skirtingai skaičiuojama, iš skirtingi filtrai naudojami ir panašiai. Tai čia labai irgi sakyčiau svarbus momentas. Taip.
Gal mes tada jau nebeišsiplėskim, nes ir mūsų pokalbis eina į pabaigą. Aš tik trumpai pasakysiu, kad formulė, rodiklio šeimininkas, duomenų šaltinis, ataskaitos vieta dažnai yra priskiriami prie rodiklio atributų. Ir jeigu tai yra procesų valdymo veikla, kurioje mes procesui nustatinėjom rodiklius, šitą vietą irgi būtų neblogai standartizuoti. Ir kartais netgi sumanesnės procesų valdymo programos turi šitą funkciją, kur galima sąsąją su rodikliais imti ir padaryti. Tai mes šitą temą, aš suprantu, kad kalbėtume 2 dienas ir neatsibostų, mūsų laikas yra ribotas. Tikrai taip. Tai pabaigai paskutinė tokia provokacija, ką galvoja apie kasdienius rodiklius? Geras dalykas, blogas dalykas, ar visų yra įmanomas? Taip, jeigu vienu sakiniu, tai taip, tai yra labai geras dalykas. Bet yra ir po kablelio tam tikras sakinys. Tikrai labai svarbu įsivertinti, ar visi gali matuoti savo veiklą kiekvieną dieną. Tai čia gal susiję net ir su ta tema, kur diskutavom, kad pas mus neįmanoma nusistatyti rodiklių. Tai dažnai tokios veiklos, tikrai jos kasdien negali matuoti. Ir aš tai dažnai ir prievartos netaikau, kad ne, jūs būtinai vis tiek kiekvieną dieną matuokit. Ne, nereikia. Jeigu tai ne operatyviniai dalykai, kam tą versti? Jo labiau, kad kartais ir rodiklis taip greit neprasisuka ir tu tiesiog neturėsi ką pamatuoti. Ta veikla užtrunka savaitę, o gal kartais net ir 2. Tai kasdien matuoti turėtų tik tai tos operatyvinės veiklos. Bet šiaip tas kasdieninis matavimas, tai jis tikrai labai labai atneša didelės naudos, jeigu mes dirbam su tais rodikliais, jeigu mes ne tik pasižiūrim į juos, bet ir priimam sprendimus. Tikrai pritariu, aš pati esu entuziastė greitų rodiklių, dinamiškų rodiklių, bet tiesą sakant, niekada organizacijų neprivertinėjau daryti to, kas būtų naudinga, bet jos nėra tam pasiruošusios. Tai jeigu yra komercinė organizacija, kur darbų tempas yra greitas, kasdien krenta užsakymai, kasdien bendraujam su klientais, su tiekėjais, ten labai logiškai ir greitai susidėlioja kasdieniai rodikliai ir tai netrodo dažniausiai net kaip kažkokia papildoma tarsi biurokratinė našta, mes tiesiog dirbam greitai, šnekam greitai, dirbam, greitai keičiasi tas rezultatas. Ir tai nėra taip intuityvu tada, jeigu mes esam viešojo sektoriaus organizacija, kur, kaip Aistė ir sakai, procesai yra ilgesni. Nežinau, pavyzdžiui, teisėkūros procesas kartais 4 metus net gali užtrukti. Ir tada tokia desperacija, tai aš kasdien matuosiu laiškus, kuriuos parašau, žodžius, kuriuos aš ten sudedu, ne? Labai pritemptai atrodo ir kartais net kartą per savaitę yra pakankamai greita dinamika. Tai ar ten būtų galima sugalvoti dažnesnių negu kartą per savaitę rodiklių? Tai būtų galima, bet tada mes sveriame, ne? Tai kokia bus nauda, kai mes tuos rodiklius žiūrėsim kasdien arba 2 kartus per savaitę. Ir kartais yra sunku atsakyti šitą klausimą. Tai neužsiveliant, sudėtinga yra šita tema kasdienių rodiklių, bet jeigu mes subendrintume operatyviniai rodikliai, va tie, kurie yra bent kartą per savaitę, kiek iš tų tai tikrai galėtume surasti ir jie prasmingi ir jie galbūt mums parodo tam tikrą progresą, kaip mes judam į priekį, tai jų nereikėtų bijoti. Tik tai vėl praktinė bėda, kad jeigu mes paimam globalų rodiklį ir jį žiūrim kasdien, tai tada visiškai yra nelogiška. Aš esu mačiusi, kaip darbuotojų sutraukimo tyrimo rodiklis, va tas indeksas yra įdėtas tarp kasdienių rodiklių. Tai jūs 2 metus į jį žiūrit ir jisai nesikeičia. Tikrai beprasmybės jausmas. Bet jeigu mes kiekvieną dieną pasižiūrėtume kažką kito, nežinau, pavyzdžiui, darbuotojai, kurie nori išeiti iš mūsų, ar ne, yra pradėtas išdarbinimo procesas, gal mes tą pulsą laikytume truputėlį tokiam lokalesniam lygmenį. Tai tiesiog reikia paieškoti, o kurie rodikliai yra tie, kurie mums rodo progresą, mes turėsime apie ką su jais daryti, ką apie juos kalbėti ir mums patiems atrodo prasminga juos pasižiūrėti ir pulsą laikyti taip dažnėliau. Tai čia ko gero buvo pagrindiniai dalykai, kuriuos mes Aiste norėjom šiandien padiskutuoti. Tai labai tau ačiū už pokalbį. Ačiū, Lina, ir tau, kad pakvietei. Tai smagu buvo turėti tave svečiuose. Manau, kad mes prie tikslų konstravimo, strateginio planavimo valdymo dar tikrai sugrįšim kitą mėnesį su savo pokalbiais. O pabaigai, kaip ir visada, noriu padėkoti mūsų gerbėjams, mūsų klausytojams, kurie klausosi Can-Do procesų pro pokalbių. Ir jeigu jums mūsų pokalbiai pasirodė įdomus ir vertingi, tai būtume tikrai labai dėkingi, jeigu pasidalintumėte socialiniuose tinkluose su savo ratu ir kiti taip pat galėtų mus išgirsti. Jeigu norite užduoti mums klausimų, visada galima rašyti lina@can2lt, can-do
ken-2.lt arba taip pat ir procesų pro@ken-2.lt ir mes būtinai jūsų klausimus sudėsime į kitus mūsų pokalbius. O šiandien tuomet atsisveikinu ir sakau iki kitų susitikimų. Viso. Viso, iki.